Garbė Jėzui Kristui. Smagu matyti šiandien jūs čia susirinkusius. Šiandien ypatinga diena, 13 diena, Marijos diena, bet kartu šiandien ir mini bažnyčia Šventąjį Antaną. Ir Šventasis Antanas tikrai yra didis bažnyčios globėjas, bažnyčios mokytojas. Ir šios dienos katechezė, žinoma, bus ne apie Šventąjį Antaną, bet apie pašaukimą į kunigystę. Tai Šventasis Antanas taip pat irgi buvo ir kunigas, ir ypatingas kunigas. O kodėl šiandien yra katechezė apie pašaukimą į kunigystę, tai keletą priežasčių. Vasara artėja, jau įsibėgėjus vasarą, galima sakyti, ir vasaros antroji pusėje, kaip įprastai būna stojamieji į seminarijas. Ir tikrai kunigo tarnystė, kunigo pašaukimas yra ypatingas pašaukimas. Kaip ir kiekvienas iš pašaukimų yra nepaprasti, taip ir šitas pašaukimas yra ypatingas. Ir šiandien keletą minčių su jumis pasidalinsiu apie pašaukimą į kunigystę. Ir tikrai daug kas svarsto, kokia kryptimi eiti savo gyvenimu ir kokius planus tikinčiam žmogui Dievas yra paruošęs. Ir šiandien tomis mintimis, kuriomis norėčiau su jumis pasidalinti apie pašaukimą į kunigystę ir kad tai mums padėtų labiau suprasti, kur Dievas ir kaip Dievas veda tuos, kuriuos šaukia į kunigystę. Ir pasistengsiu kartu ieškoti atsakymų į tokius klausimus, kaip Dievas veda, kaip Jisai prabyla į žmogaus širdį, kaipgi atrasti tą savo pašaukimą, kaip priimti sprendimus. Ir va čia yra pagrindinis kiekvieno žmogaus pašaukimas. Tai pirmiausia, kiekvienas žmogus, pradedant kalbėti bendrai apie pašaukimą, kiekvienas žmogus yra pirmiausia pašauktas būti laimingu. Pašauktas būti laimingu ir šiandien žinia, kad ne visiems tai yra akivaizdu. Daugelis mano, kad žmogaus gyvenimas čia žemėje yra atsitiktinis, kad esame tokie atsitiktiniai evoliucijos produktai, esame tokie beasmeninėje visatoje ir be abejo tiesa, kad mūsų gyvenimus tikrai formuoja daugelis faktorių, kaip mūsų sprendimus įtakoja artimoji aplinka, įtakoja kitų žmonių gyvenimai, įtakoja mūsų asmeninio gyvenimo įvykiai. Pagrindinė žinia, kurią mums kalba Šventasis Raštas, tai yra tai, kad kiekvieną žmogų Dievas yra sukūręs iš meilės. Kad Jisai sukūrė mus, kad galėtumėm pažinti Jo meilę, galėtumėm dalintis tą meilę su kitais ir kad ta meilė niekada nesibaigtų, kad mes tą bendrystę su Dievu galėtumėm džiaugtis ir amžinybėje. Ir kad ir ką mes manytumėm apie save, apie savo vertę, niekada neabejokime, kad kiekvienas gyvenimas turi prasmę. Ir Dievas myli mus visus ir visais rūpinasi. Ir kad mes esame brangūs Dievui ir Jisai kiekvienam mums turi paruošęs gyvenimo kelią, gyvenimo tikslą, net jeigu kartais jis atrodo nelabai mums yra aiškus. Taigi kas yra tas pašaukimas? Lotyniškai vokacijo žodis pašaukti, būtent tai reiškia pašaukimą, būti pašauktam, būti pakviestam. Reiškia, kad tai kyla ne iš manęs paties,
bet mane kažkas kviečia, kažkas šaukia. Ir krikščioniui pašaukimas yra ne tik tai, kad Dievas kviečia, bet kad mes esame žmonės, esame asmenys, kuriuos Dievas kviečia pirmiausia būti. Ir kai Jėzus pašaukė apaštalus prie Galilėjos ežero, tai buvo ne tik tam, kad jie galėtų padėti jam atlikti jo misiją, kaip sakant, dirbti Jėzui, bet ir tam, kad jų gyvenimai pirmiausia būtų perkeisti. Perkeisti per bendrystę su Jėzumi, su tuo, kuris juos pašaukė, ir tai vestų juos į dar gilesnę meilę jam. Ir esame pašaukti, kiekvienas krikščionis, esame pašaukti Kristaus. Kristaus, kuris yra Dievo sūnus, amžino tėvo žodis, kuris ateina mūsų gelbėti ir kartu padėti mums siekti galutinio tikslo. Mūsų visų galutinis tikslas yra amžinasis gyvenimas. Ir jisai siunčia šventą dvasią, kad galėtumėm jau dabar dalytis tuo dievišku jo gyvenimu ir tą gyvenimą išreikšti, stengiantis jį mylėti ir mylėti savo artimą. Ir todėl kiekvienas krikščioniškas pašaukimas tai yra kvietimas dalyvauti, atsiliepti į Dievo kvietimą, dalyvauti jo paties misijoje, jo paties išganimo plane. Vienas iš būdų tai išreikšti, pasakyti, kad pagrindinis žmogaus pašaukimas tai yra būti šventam. Tai ne tik tai kunigų ir vienuolių, tai reikalas būti šventais, bet kiekvieno krikščionio pirminis dalykas yra būti šventu. Ir tai šventieji, kaip ir šiandien minime Šventąjį Antaną, tai nėra tik tai, tokie herojai, tokie didvyriai istorijoje buvę, arba knygose, apie kuriuos mes skaitome, bet šventieji pirmiausia yra krikščionys, kurie stengiasi gyventi savo tikėjimu, to neslėpdami, mylėdami Dievą visa širdimi, mylėdami savo aplinkinių žmonės, nieko neskaičiuojant, neišskaičiuojant ir darant tai, kas yra verta. Ir tai darant su atsidavimu ir meile. Ir mes dėl to esame visi pašaukti būti šventais. Būti šventais, kad ir kokie mes būtumėm silpni, klumpantis ar nuodėmingi, visus Dievas kviečia ir šaukia būti šventais. Ir tai nėra vien tik tai, toks bažnyčios ar Dievo įsakymas, bet tai yra taip pat ir pažadas mums, nes Dievas mums siunčia šventą dvasią, padedančią mums tapti ir siekti šventumo. Ir šventoji dvasia padeda mums rasti tą tikrą laimę, sekant Dievu, ir kad Jis duos mums tikrai visko, ko reikia šitai mūsų kelioniai į šventumą. Kvietimas gyventi tuo šventume labai gražiai tai atsispindi šventosios Teresėlės iš Lizie, jos gyvenime ir jos raštuose. Vat būtent tiesiog paprastai kasdien atlikti savo kasdienės pareigas. Su meile, su širdimi, melstis, mylėti artimą, pakelti savo gyvenime iššūkius, kančias ir visą tai daryti su dosnia ir mylinčia širdimi. O toks tas šventosios Teresėlės buvo mažasis kelelis, apie kurį jinai kalbėjo, kad kiekvienam jis yra įmanomas ir kiekvienas gali tikrai tapti šventu. Tai netrodo labai dramatiška, bet tokia yra šventumo paslaptis. Tai yra paprasti dalykai, bet neprasti. Paprasti, kurie yra iš tiesų patys nuostabiausi. Ir tai mums primena, kad mūsų pirmasis ir pagrindinis pašaukimas nėra kažkas, ką galima atrasti, kažkur tai tolimoje ateityje, bet tai yra gyvenimas čia ir dabar.
čia ir dabar su atvira širdimi. Ir galbūt mes galime sakyti, kad tai yra viskas, ko Dievas nori iš mūsų dabar, šiuo metu. Ir mes, žinoma, turime visuomet saugoti savo širdį, vengti tokios pagundos manyti, kad visas krikščioniškas gyvenimas tik tai gali prasidėti kažkada tai tolimoje ateityje, kai aš tai pasieksiu. Ir tada man viskas bus aišku. Ir jeigu mes neatrandame konkretaus pašaukimo arba kas nors miršta jaunas, tuomet mes tikrai neprivalome ir neturime jausis, kad kažkaip neišpildėme savo gyvenimo, tarsi neišpildėme to pašaukimo tapti šventais. Kaip žinia, pati šventoji Teresėlė nugyveno tik tai 24 metus ir tai nebuvo jai kliūtis pasiekti šventumą. Nebūtinai ilgas gyvenimas yra labai toks prisodrintas to šventumo. Užtenka ir trumpo gyvenimo, bet iš tiesų tą atvirą širdimi gyventi ir vykdyti Dievo valią. Kristus visada kviečia kai kuriuos žmonės sekti paskui jį labai konkrečių būdų, suteikiant tokį konkretų labai pašaukimą. Anksčiau žodis pašaukimas, jis turėjo labai tokią siaurą prasme, tai yra tik pašaukimas būti kunigu arba vienuoliu. Kad tik tai šitie žmonės tam tikrą prasme buvo pašaukti iš įprasto gyvenimo į celibatą, į tarnystę bažnyčioje. Tačiau, kaip dabar mes suprantame ir daugiau visi įsigiliname į šitą žodį pašaukimas, teisingai jis vartojimas, kalbant ir apie santuoką, apie šeimą, apie nuolatinį diakonatą, vyrai, kurie jau yra vedę ir tarnauja bažnyčioje, taip pat pašvęstasis gyvenimas, kai kurios vienišo gyvenimo formos, nes kiekvienas tikrai yra taip pat įprasminimas, gyvenimo įprasminimas tarnaujant kitų poreikiams. Taigi kokie yra krikščionių pašaukimai? Šiandien kalbėsiu konkrečiai apie pašaukimą į kunigystę. Kunigystė, kaip žinia, mes visi krikščionys, visi pakrikštytieji esame taip pat dalinamės Kristaus kunigiškų gyvenimų. Ir tai reiškia, kad mes taip pat esame kunigai, kurie gavome krikšto sakramentą. Ta bendraja prasme, kunigas yra tas, kuris aukoja. Mes ateiname į bažnyčią, kiekvienas aukojame savo maldas, aukojame savo intenciją ir tai yra mumyse jau duotas tas kunigiškas pašaukimas bendraja prasme. Tačiau ta tarnaujančioji kunigystė, apie kurią dabar ir kalbėsiu, būtent per šventimų sakramentą, būtent šventinti vyrai dalyvauja Kristaus kunigystėje tuo ypatingu būdu. Ir šitų sakramentų mes atstovaujame, kunigai atstovauja Kristų, gerąjį ganytoją savo tikintiesiems, Dievo tautai. Jisai ne tik aukoja savo gyvenimą, kaip Kristus aukoja jį už mus visus, bet taip pat tai daro, kaip ir sakiau, kiekvienas krikščionis. Jis taip pat stoja priešais Dievą ir tarnauja labai asmeniškai kiekvienam. Ir kai Dievas moko ir bažnyčia taip pat savo autoritetu skelbia, atleidžia nuodėmes Dievo vardu, teikia atgailos sakramentą, aukoja mišių auką kunigai, tada Kristus taip pat dalyvauja toje aukoje.
nes Kristus yra būtent aukščiausias kunigas, iš kurio visa kunigystė pareina, iš kurio visa kunigystė taip pat pasiekia ir mus, tai būtent iš Kristaus kunigystės. Vakarų bažnyčios tradicijoje būtent kunigais tampa nevedę vyrai, kurie nori savo gyvenimą įprasminti laikydamiesi celibato, nes taip pat gali atiduoti save, tarnaudamas bažnyčiai, tarnaudamas kiekvieno žmogaus poreikiams, visa širdimi, dovanodamas visą save, visą savo gyvenimą. Taip pat yra ir kitas kunigiškas pašaukimas, kuris, Lietuvoje dar nėra labai dažnas, tai yra nuolatinis diakonatas. Taip pat yra šventimai, pirmas šventimų laipsnis ir nuolatiniai diakonai, vedę vyrai, kurie priima taip pat šitą šventimų sakramentą. Ir šitą diakonatą priimami tiek vedę, tiek nevedę vyrai, kurie nori ir trokšta paskirti savo gyvenimą tarnauti kitiems. Ir šitas tarnavimas apima keletą tokių sričių. Tai pagalba, aišku, liturgijoje, mišiose, kunigui prie altoriaus, švenčiant sakramentus, bet taip pat skelbiant Dievo žodį ir vedant žmonės į maldą ir taip pat tarnystė žmonėms. Tarnystė žmonėms labai konkrečių būdų. Taigi kaip Dievas mus veda ir padeda mums ir jaunuoliams atrasti, atpažinti savo kunigišką pašaukimą. Žodis atpažinti, ištirti, vartojimas apibūdinti būtent tam vidiniam savo širdies veiksmui, kuriuo jaunuolis klausosi Dievo, įsiklauso į savo širdį ir palaipsniui atpažįsta, į ką Dievas kviečia. Į ką Dievas kviečia būti ir kaip jam atsiliepti. Tai nėra kažkas, ką mes tiesiog turime kažkaip nuspręsti, padaryti vieną gražią popietę. Kaip pažiūrėti filmą arba paruošti pietus, bet tai yra kelionė, procesas, kurioje reikia tikrai ir kantrybės, ir nuoširdumo, ir atkaklumo, ir drąsos, ir humoro jausmo, atpažinti, kaip iš tiesų Dievas veda ir kokiu būdu Jisai mane šaukia. Ir ta asmeninė kelionė, kuri taip pat įtraukia ir kitus žmonės, ir draugus, ir krikščionių bendruomenę, kuri taip pat dažnai yra kviečiama melstis už pašaukimus į kunigystę, kad tai kiltų būtent iš tos bendruomenės maldos ir jos troškimo. Ir per visą tą procesą reikia stengtis išgirsti būtent tą Kristaus kvietimą, kuris kviečia sekti jo tam tikrų būdų ir tapti tokiu žmogumi, kokiu nori Kristus, kad mes būtumėm. Ir krikščionis kalba apie tai, kad Dievas kviečia tikrai konkrečiai kažką tai daryti, kažkaip atsiliepti. Ir galbūt, kai kas gali manyti, kad tai, vieną dieną, taip tiesioginė prasme, jaunuolis išgirs balsą, sakantį, kad tu esi šaukiamas būti kunigu. Bet dėja, tai įvyksta labai išskirtiniais atvejais. Dažniausiai Dievas kviečia labai švelniai, per kitus žmonės galbūt, per maldą, per Dievo žodį ir Jisai veda per giliausius mūsų troškimus, kai Jėzus kviečia iš vidaus širdyje. Arba per gyvenimo įvykius, kai Jisai kviečia, taip galima sakyti, iš išorės. Per žmonės, per kažkokius tai įvykius. Ir tam reikia tikrai įsiklausimo, ar tikrai Dievas kviečia, ar tai nėra mano tik tai įsivaizdavimas, kad Dievas kviečia, ar tikrai
tas Dievo kvietimas, jis yra pagrįstas, yra tikras, tai tam visuomet yra ir dvasios palydėtojai, ir dvasios tėvai, kuriems yra atsakomybė padėti, atrasti, atpažinti jaunolio širdyje tą kunigišką pašaukimą. Ir Dievas kviečia labai įvairiais būdais. Per tą troškimą, per trauką, patarnauti mišiose, būti prie altoriaus, per maldą, per tam tikrą tokį susidomėjimą arba susižavėjimą, kas širdyje gimsta. Ir ką mes trokštame daryti ir kas mus patraukia, kas mus sužavi. Galbūt tai gali būti kitų kunigų paskatinimas, gali tai būti kažkoks idealo turėjimas, kuris gimsta širdyje ir tai veda į tą mąstymą apie pašaukimą. Kaip sakiau, gali būti įvairūs įvykiai ir aplinkybės. Kartais tos aplinkybės tikrai gali būti ir netikėtos, nesuplanuotos, kas būna atsitiktinai įvykę. Ir kai mes tikrai dar nesame tikri, ar tai yra tikrai Dievo kvietimas, bet širdyje jaučiame kažkokį tai potraukį, kažkokią tai trauką. Arba laukiame kažkokio tai įvykio, kuris dar yra neįvykęs. Ir mes to, kaip sakant, širdyje dar turime tą troškimą. Ir gali būti, kad kažko tai labai trokštame. Trokštame eiti vienu arba kitu keliu, bet matome, kad aplinkybės kažkaip to neleidžia išsipildyti. Bet Dievas tikrai atveria duris arba jas uždaro per įprastus mūsų gyvenimo įvykius. Ir kitų priimamus sprendimus arba konkrečią situaciją, kurioje mes esame atsidūrę. Ir Dievas visuomet kviečia pasitikėti, kad Jisai yra pašaukimo autorius. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau, kaip sako Jėzus Evangelijose. Tai yra, kad pašaukimas duodamas, yra suteikiamas kaip didelė dovana, didelė malonė, bet kiekvienam žmogui reikia atsiliepti, reikia turėti drąsos atsiliepti, kai yra širdie patiriamas pašaukimas, kvietimas, kuris neįvyksta per vieną kartą, bet girdima širdyje, išgyvenama širdyje, tas pašaukimas ir ėjimas kunigystės keliu. Ir iš to atsiranda toks įsitikinimas, kad Dievas mane kviečia, Dievas mane ragina sekti juo. Ir tai gali būti, kad mes esame tvirtai įsitikinę, kad kažkas vis tik tai veda, kažkas vis tik tai kviečia. Ir tas toks supratimas ir atpažinimas tikrai yra labai svarbus momentas. Atpažinti, kad Dievas kviečia. Dievas gali tai pakviesti per maldą, kai mes meldžiamės, kalbėdami su Dievu, prašydami Jo pagalbos arba tiesiog būdami tyloje, Dievo akivaizdoje ir stebėti, kokios mintys ateina į mano širdį. Kai mes kreipiame savo dėmesį, atveriame savo širdį Dievui, Jis gali leisti mums tikrai iškelti į paviršių mūsų giliausius troškimus ir mes taip galime leisti kalbėti Dievui savo širdyje. Ir kartais maldos metu ateina mintys ar prisiminimai, kurie galbūt mumise pažadina tą mintį apie pašaukimą, kurį Dievas yra paruošęs. Taip pat galima atpažinti savo pašaukimą skaitant šventąjį raštą, kas yra tikrai kiekvienam krikščioniui labai brangus ir svarbiausia gyvenimo knyga. Ir kai mes skaitome šventąjį raštą arba jo klausomės, švento rašto skaitiniu per mišias arba kokia nors frazė, kuri gali netikėtai
suskambėti mūsų širdyse. Arba kažkokia tai ištrauka, kurią jau daugybę kartų jinai buvo girdėta ir gerai žinoma, bet staiga sušvinta visai kitokiamis prasmėmis, kuri mus gali tikrai sukrėsti, supurtyti, mesti mums iššūkį ir skatinti kažką labai konkretaus nuveikti, žengti kažkokį labai konkretų žingsnį. Kai mes jaučiamės, kad tarsi, Dievas per šventojo rašto žodžius kalba, labai asmeniškai, labai tiesiogiai, man tiesiai į širdį. Tai gali būti ir skaitant Dievo žodį, tai gali įvykti per kunigo pamokslą, per pokalbį. Ir tai yra vienas iš daugelio būdų, kaip šventoji dvasia įkvepia, kaip šventoji dvasia veda per įvairias situacijas ir mumyse sukelia tą atsaką, kreipti savo dėmesį, savo pasiryžimus, būtent tą linkmę, kurią mes jaučiame savo širdį. Tai kaip sakau, Dievas kalba, kabutėse kalba įvairiais būdais ir gyvenimas tikrai nėra panašus tik tai į kažkokį tai galvosūkį, kryžiažodį, kai mes turime tai išanalizuoti, užpildyti kiekvieną langelį kažkokią tai atsakymų, kad prieitumėm prie pabaigos ir padarytumėm kažkokią tvarkingą išvadą, bet Dievas pirmiausia kviečia keliauti, kviečia eiti, daryti viską, ką galime geriausiai, klausantis Dievo įkvėpimų ir atkreipiant dėmesį į įvairiausius gyvenimo įvykius, įvairiausias patirtis, stebint, būnant dėmesingam, sustojant ir susimasant, kai kas nors iš tiesų pažadina mumyse dėmesį, patraukia mus ir paprastai, pamažu galima pastebėti, kad Dievas traukia tam tikrą kryptimi, tam tikrą linkme, padedančią mums priimti sprendimus ir tada imamės tai ir daryti. Tai melskimės už kiekvieną kunigą, melskimės už pašaukimus į kunigystę, nespaudžiant, neverčiant, bet padėti kiekvienam atrasti tai, kas veda į tikrą laimę, nes atrasti savo pašaukimą, tai yra geriausias ir teisingiausias gyvenimo tikslo išsipildymas. Ačiū Jums už dėmesį. Šventasis Antanai, melski už mus.